Per Juozapines Švenčionių miesto kultūros centre kasmet vyksta kaimo kapelų šventė. Šįmet ji taip pat vyko ir nebuvo pažeistos gražios tradicijos. Juozapinės aukštaitiškai 2016. Prieš šventę visada vyksta mugė. Nuo 12 valandos į kultūros centrą rinkosi tautodailininkai ir kiti prekybininkai. Čia buvo galima įsigyti tradicinių verbų, suvenyrų, papuošalų, o kadangi per Juozapines ir pasninką galima pamiršti, tai ir rūkyti mėsos gaminiai ir saldumynai turėjo paklausą. Nuo 15 valandos vykęs koncertas buvo turtingas, smagios kapelų muzikos. Dalyvavo rajono kapelos. Tai Švenčionių miesto kultūros centro kapela Kaimynai, jiems tą dieną talkino Bočių kolektyvas, o jų vadovas Rimantas Sankienas. Trunaičio filialo kapela Merkūna, vadovas Jonas Meškelė, Vidutinės filialo kapela Viducinės kavalieriai, vadovas Tomas Jurkuvėnas, Adutiškio krašto kapela, vadovas Stanislavas Rumbutis ir Pabradės miesto kultūros centro kapela, jų vadovės Žana Gumenaja ir Margarita Matiušonas. Jiems tą dieną talkino Pabradės meno mokyklos moksleivės. Svečiavosi Ignalinos rajono Didžiasalio kultūros namų meno mėgėjai, jų vadovė Valentina Sinkevič. Smagi Juozapinių šventė patiko visiems.
vardą šiaip Zose. Labai trumpai apie save, jeigu pasakot, tai net nežinau, aš net neprasidedu, pagaliu invadzinas pasakot. Jeigu trumpai apie save, tai gimiau sausio 13 po mūsų telyčias mirties. Tai, kaip sakė mano babutė, labai blogas žinklas. Nu, žinokit, net nežinau, kaip pasakyti. Blogas, senas, neblogas. Vaikystė mano buvo gražiai nerūpestinga, vat jaunystė, tai švargelę kopnu jau. Žinokit, ištekėjau aš labai vėlai, beveik 29 metų, tai man lyg šitą čiasą reikėjo labai daug ištirpyti. Būdagi, kaip nuveini kokian veselėm, tai susėdi babutė šitą šalia. Štorka, jie mani vis, nu, kad dabar jau tavo eilė. Žinokit, mūsų po kurios veselės grįžau iš namo apsbliovus, atsisnarglėjus, nu vis man ištorkai, kad aš neištiku. Nu, į pravdą pradėjau myslis, maskas čia negerai, kad aš neištiku šitiek metų. Atėjau aš vienu kartą apsbliovus, man atsitutė sako, tu žinai, ku? Aš tau papasakosiu, kas reikia daryti, kad anas tau šitą neutart. Sako, tu jam tu pats pradėk sakyti per pakaranus. Ir žinokit, ką pasiraukė šitą temą, kad buvo tavo eilė. Ir nuo to pasidarė viskas labai gerai. Mergužėlė, kužmaniščių gradralėlė, užlaikysiu gražiai tave vaikukų vailiūrę, užlaikysiu gražiai tave vaikukų vailiūrę. Į miestelį džiūdrą dralelę, nevarginsi savo kojelių vaikukų vailiūrę, nevarginsi savo kojelių vaikukų vailiūrę. Į bažnyčią tik važiuota džiūdrą dralelę, 100 kartų išbūdė.